Projekte Sugrįžimai tęsime susitikimus su buvusiais vasario 16 gimnazijos mokiniais. Šį kartą kalbiname JAV lietuvių diplomatą, politologą, vertėją, apdovanotą sausio 13 atminimo medaliu Darių Sužiedėlį. Šiandien imsime interviu iš buvusio gimnazijos mokinio Dariaus Sužiedėlių. Aš esu Laura Galvasaitė iš Argentinos ir mano dar viena sesė čia lankosi gimnazijoje. Taigi, mielas Dariau, ar galiu kreiptis neformaliai, tiesiog vardu? Galime, prašau. Dariau, gimei ir augai Amerikoje. Kodėl tėvai nusprendė, kad lankytum vasario 16 gimnaziją ir kodėl, kada tai buvo? Ne jie sprendė, o aš nusprendžiau. Iš tikrųjų buvo, sužinojau, kad yra tokia galimybė, tėvas dar, man kai buvo dar 12-11 metų, tėvas užsiminė, kad tai egzistuoja tokia mokykla, tokioj Vokietijoje vakarų ir su pilim. Ir aš jam vis primindavau kasmet, kad prisiminė tą mokyklą, prisiminė kalbėjai. Tai tada, kai man suėjo tada 14, jau nutarė, kad vis dėlto reikia siųsti, nes nenustos klausti apie tai. Tai aš juos paraginau, kad leistų važiuoti. Tai tiesiog norėjusi važiuoti, kas nenori pažinti Europos, kai tau 14 metų ir važiuoti vienas ir pasaulį pamatyti ir dar lietuviškai išmokti, nes mano lietuvių kalba buvo tokia, sakyčiau, neegzistuojanti dar. Tai buvo, iš visų pusių buvo geras sprendimas. Kokie prisiminimai tau iškilo beveik po 40 metų vėl sugrįžus į tavo gimnaziją? Kiek žinau, buvai aktyvus gimnazijos ateitininkas, talentų vakarų ir kitų renginių bendrabutyje ir gimnazijoje sumanytojas bei organizatorius. Talentų vakarai po to dar gyvavo apie 30 metų. Kokie prisiminimai dabar jūs aplanko? Ne, tai prisiminimai yra nuostabus ir sunku tikėti, kad čia yra 40 metų jau praėjo. Aš kaip tik prieš 3 dienas dar išėjau vakarieniauti su viena iš seniausių savo draugių, kurią aš pažinojau čia. Tai mes dar palaikom ryšį ir mes viens kitam sakėm, kad ar tu gali įsivaizduoti, kad jinai čia buvo tik 1 metus, aš čia buvau 2. Sako, tuose metuose, reiškia, visas pasaulis egzistavo. Kažkaip atrodė, kad ten buvo 10-metis, o ne metus, nes mes kiekvieną dieną kažką darydavom, veikdavom ir tie prisiminimai išliko visą gyvenimą ir kontaktai, ir draugystės. Ir ne tik mūsų klasiai, ir tie, kurie po mūsų ėjo į lankė gimnaziją, mes dar juos pažinojom, kadangi buvo bendras ryšys. Taip kad čia buvo visko, mano gyvenimo visko pradžia ir tie ryšiai išliko po šiai dienai su daugeliu buvusių mokinių ir su mokytojais ir su visais, kuriuos teko pažinti. Kokią įtaką tavo asmenybės formavime turėjo gimnazija? Mano gyvenimas būtų buvęs visai kitoks, aš būčiau turbūt ne kad eilinis, bet aš būčiau amerikietis be ryšių su savo tėvų kultūra, su savo tėvų istorija. Čia man padėjo atkurti tą ryšį ir dar jį stiprinti iš tikrųjų, netgi daugiau nei būčiau gavęs tiktais mano šeimoje augdamas. Tai visiškai pakeitė mano gyvenimo perspektyvą, aš paskui tada įsitraukiau į sąjūdžio judėjimą ir disidentų judėjimą Lietuvoje, taip kad jei nebūtų gimnazija, tai to nebūtų niekad, tas nebūtų įvykę. Tai galima sakyti, kad tas sprendimas važiuoti jau buvo svarbus, bet sprendimas likti ir sugrįžti į gimnaziją dar antiems metams irgi visą mano gyvenimo tolimesnį pakeitė pozityviai linkme. Smagu šitą išgirsti, tai mūsų klausimas kaip tik ir apie tai ir yra, koks buvo tavo tolesnis gyvenimo kelias, sugrįžus atgal į Ameriką. Kiek žinome, buvai ir esi aktyvus lietuvybės puoselėtojas. Gyvendamas Amerikoje, paskui kurį laiką Lietuvoje, daug nuveikėte siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Vienoje iš nuotraukų matėm tave su Amerikos prezidentu Joe Bidenu. Gal galėtum papasakoti daugiau apie tai? Tai aš į Ameriką ilgam negrįžau, aš tik sugrįžau tik tam, kad užbaigti universitetą, bet jau tada prasidėjo ir ryšiai su disidentais, dar prieš sąjūdžio atsirandant. Tai aš važiavau tada į Vilnių su disidentais užmegzti ryšių. Paskui tada, žinoma, atsirado ir sąjūdis, tai su jais dirbau ir tada dar grįžinėdavau į Vašingtoną dar vis mokslus būtinai užbaigti, kad formaliai būtų tas
diplomos tos svarbius yra labai, bet kiekvieną kartą grįždavau paskui į Vilnių kažką tai irgi nuveikti. Tai dar profesoriui Landsbergiui dirbau kaip patarėjas ir toks kažkaip gyvenimas buvo toks labai, dešimtmetis labai aktyvus ir teko paskui grįžti į New Yorką, kai atidarė Lietuvos pasiuntinybę prie Jungtinių tautų. Ir toks diplomatinis darbas buvo ir su ambasadoriumi Lozoraičiu. Tai va, o su Joe Bidenu iš tikrųjų aš dirbau vertėjų tuomet, man paskambino iš tikrųjų Baltieji rūmai, sakė, sutiktumėt leisti Lietuvos premjerui ir tada taip, tuomet buvo, man atrodo, aš neprisiminsiu, kas buvo premjeras tuo metu, bet buvo susitikimas Baltuose rūmuose ir teko man šalia Joe Bideno sėdėti, kai jis dar buvo viceprezidentas. Tai ten labai įdomi istorija, kadangi Lietuvos delegacija visą nutarė kalbėti tik angliškai ir prašė manęs neversti nieko, tai aš sutikau, tai aš per tą visą susitikimą nei žodžio neištariau, bet sėdėjau šalia viceprezidento, tai paskui viceprezidentas atgavo, sako, aš noriu padėkoti visai Lietuvos delegacijai ir ypač šitam žmogui, kuris visą posėdį čia nieko nedarė ir buvo labai mielas mano kaimynas, tai jis labai toks mielas žmogus, labai nuoširdus ir buvo labai įdomus įvykis mano gyvenime, bet aš tą dieną nieko neveikiau, bet sėdėjau šalia. Tai va. Kokioj srity šiuo metu darbuojies? Aš dabar dirbu, verčiu ir padedu kurti eksponatus ir ekspozicijas anglų kalba 5 Lietuvos muziejams ir dar kaip pat dirbu su Vilniaus universitetu ir su akademinėm leidyklom pagrindę. Daug yra iš tikrųjų bendradarbių, klientų, bet pagrindė yra dabar su muziejais yra darbas, padedant jiems ruošti visą medžiagą, kuri yra angliakalbiai publikai Lietuvoje. Tai kadangi finansavimas iš ES kasmet didėja, tai tas vertimas į anglų kalbą vis yra daugiau paklausos ir knygų ir visa kita. Tik ne grožinės literatūros. Grožinės literatūros vertimas yra dėja kol kas ne tiek finansuojamas, kiek, pavyzdžiui, kultūros arba muziejus institucijų vertimas, bet gal vieną dieną irgi supras, kad tai yra irgi svarbu. Taip, labai gerai. Ar turite, jau minėjot, kad susitikote su viena draugė iš gimnazijos, tai mano klausimas yra, ar turite kitų dar gimnazijos draugų, su kuriais iki šiol dar bendraujate? Oi, daug, tikrai. Ir dar liko per visą pasaulį. Yra Brazilijoje, yra Australijoje, yra jau tie, kurie dabar Lietuvoje gyvena, Amerikoje, tikrai per visą pasaulį dar palaikom. Su vienais stipresnius ryšius, su kitais rečiau, bet ir susitinkam laiks nuo laiko. Bet su vienu, su kitu tai tikrai tokie kasmet būna susitikimai ir bent stengiamės palaikyti ryšį. Ir vis kalbam, kad reikės padaryti kažkokį tai suvažiavimą čia neformalų su visų buvusių. Tik niekas nesueina tie metai, kada yra patogus laikas visiems, bet gal aš tikiuosi, aš dar labai norėčiau, kad tą padarytume. Bet yra išmėtyti dar visi mūsų klaisokai ir Pietų Amerikoje, ir Argentinoje taip pat, taip kad palaikom ryšį labai stiprų. Tikrai nenutrūko niekada tas ryšys. Gal norėtum papasakoti kokią linksmą istoriją iš gimnazijos laikų, kurie mielai prisimins ir kiti tavo klasiokai? Gal norėtumėt jiems perduoti kokią žinutę? Čia būtų labai pavojinga, nes nereikia viską prisiminti, nereikia viską pasakoti, gal prisiminti gali. Nežinau, aš čia gyvenau tuomet, kai degė pilis, kai buvo gaisras. Ir mus bėgo gelbėti mergaitės iš mergaičių bendrabučio ir šaukė, kad gelbėkit berniukus į langus, o mes ten stovim iš langų, žiūrim į kiemą, kaip jie mus gelbėt bandė. Bet visokių buvo istorijų, mes iš čia dar į Lietuvą važiuodavom traukiniu per rytų Berlyną, tai buvo Lietuva tokia buvo labai sunkiai pasiekiama ir tokia labai buvo odisėja iš gimnazijos vartų į Lietuvą pasiekti, ten tikrai 36 valandas, ten paskui per visokias sienas ir per traukinių, vagonus keldavo ir keisdavo ratus ir visokių istorijų yra, bet mes visą laiką sugrįždavom čia ir buvo labai miela ir aš nežinau, aš neprisimenu jokių blogų, tokių prisiminimų nėra, tik tais, kad blogiausia buvo, kad teko išsiskirstyti ir išvažiuoti. Čia aš buvau labai, daug kam buvo tokia sunkiai patirtis atsisveikinti, bet
noriu pasakyti visiems, kad tie ryšiai gali išlikti ir mūsų klasė išlaikė tos ryšius ir per visą gyvenimą. Tai, o ką norėčiau savo klasiokam pasakyti, tai jie puikiai žino, aš jais bendrauju, bet gal mes susitinkam vis dėlto čia gimnazijoje. Niekas nepasikeitė, gražu, viskas žalia ir mes prie bendrabučio galim vėl susitikti ir kažkur prie kanalų nueiti, alaus išgerti. Man pasakiau, išdariau. Tai vėl lauksim labai. Kokį įspūdį paliko gimnazija dabar grįžus po tokio ilgo laiko tarpo? Tai dabar esu čia tik taip su labo pusvalandį, tai įspūdis yra labai geras ir iš tikrųjų gal skamba keistai, bet man labai miela matyti, kad per daug nepasikeitė. Ir aišku, yra naujas priestatas ir visa kita, kai kam tai gali atrodyti, kad turi būti visą laiką pažanga, progresas, statyba. Ir man labai smagu matyti, atvažiavus tiesiog reiškia iš mašina, iš oro uosto, kad viskas yra atpažįstama, viskas taip pat atrodo. Aišku, su papildymais, su pagražinimais, bet taip, nors yra viena vieta pasaulyje, kur nepristatyta visokių dangoraižių, visokių kondominimų ir panašiai, nes aš atvykau iš tokios vietos, kur kasmet landšaftas keičiasi, net pažinsi iš po metų. Tai labai smagu grįžti ir matyti visas šitas vietas. Dabar paskutinis klausimas, toks apibendrinantis. Ką norėtum palinkėti dabartiniams bei būsimiems Vasario 16 gimnazijos mokiniams? Čia gera proga. Nepasimesti, išlaikyti kontaktą tarpusavyje, tikrai, nes ir tas gausis natūraliai, nes tie prisiminimai tokie stiprus per tokį trumpą laikotarpį, kad jūs visi matysit, kad tas noras išlaikyti tas draugystės visiškai išliks natūraliai per visą gyvenimą. Ir kažkaip irgi paraginti kitus, kad gal vis dėlto, kad būtų daugiau atvažiuojančių mokinių lietuvių iš viso pasaulio, kad jūs patys esat pati geriausia reklama gimnazijos. Tai išvažiavę iš čia į pasaulį, kalbėkite apie savo patirtį ir kas iš Amerikos ar Pietų Amerikos nenorės atvažiuoti Europą, pabūti Europai metus ar daugiau ir išmokti ne tik lietuvių kalbą, bet ir pamatyti Europą, pamatyti pasaulį, kad jūs esat patys geriausia reklamuotojai gimnazijos, tai išvažiavę iš čia toliau kalbėkit ir platinkit tą žinią, kad dar šita vieta egzistuoja ir jinai yra verta išlaikyti ir verta ją aplankyti ir lankyti. Gerai. Labai ačiū už pokalbį, buvo labai malonu ir laimingas jums tada kelionės atgal. Šiandien skrendat? Šiandien skrendu toliau, ne atgal, toliau į Lietuvą, į Vilnių. Tai kas buvo neįmanoma anksčiau. Man tas ir labai keista, kad man nereikės sėsti į traukinį, man reikės dabar čia į oro uostą ir jau šiandien vakarieniausiu Vilniuje. Tai čia yra dar, čia pažanga labai gera. Taip.